tekstus, renkant tekstus, pirma pastraipos eilutė turėtų būti atitraukta nuo kitų eilučių, nuo krašto. Tada, kad taip įvyktų, dažniausiai mes naudojam tab klavišą klaviatūroje, paspaudžiam ir mums atitraukiama yra pirma eilutė. Jeigu aš čia parašysiu tekstas, reiškia, didžiosiom raidėm, paimkim dabar, paverskim jas į kitokias, pavyzdžiui, į tokias raides ir galima kopijuoti, Ctrl V pastatysiu ir pridėliosiu daugiau to teksto, va, turim, va, tokia yra. Vėl Enter ir vėl spaudžiam ir vėl galim dėlioti tekstą. Va taip yra atitraukiama pagal raštvedybą, reiškia atitinkamai, reiškia pirmoji eilutė. Lietuviška raštvedyba reikalauja, kad pirmoji eilutė būtų atitraukta 2,29 cm. Reiškia, dabar, kaip dar tabuliacija arba tie paspaudimai gali būti ir kitur panaudojami. Nu, pažiūrėsim, reiškia, vieną iš tokių panaudojimų sričių, tai yra kažkoks tai dokumentas parašytas, kur turi būti patvirtinas ir va tokia žyma tvirtina direktorius, kaip reikalauja raštvedyba, turi būti atitraukta nuo kairės pusės per kažkokį tai atstumą ir būtent, reiškia, sulygiuota iš kairės pusės. Ta galima labai lengvai padaryti, kaip matot, spaudant tabuliaciją. Reikia pabrėžti, kad vieni vordai yra, tas standartinė tabuliacija yra 2,29, o kiti yra 1,27. Reikėtų pasižiūrėti, koks tas, reiškia, tabuliacijos šuolis yra. O kitas panaudojimas yra kažkoks tai specialistas, finansininkas, galima dar parašyti, reiškia, tarp pareigų ir reiškia, kažkokio tai pavardės, vadybininkas. Turim, nelabai gražiai parašiau, didžiosiam raidėm, bet paspausiu tarpą pavirsi mažasias, čia suveikė auto, reiškia, formatas ir dabar koks nors Juozas. O, matot, su tabuliacija aš sustatau labai gražiai šitą tokį, reiškia, užstatau vertikalią poziciją visiems. Reiškia, jeigu aš spaudyčiau tab, tai tokiais kažkokiam stulpeliais ir padalina visą lapą ir galim mes, reiškia, viską rašyti. Viską rašyti taip, kaip priklauso. Jeigu grįžčiau prie savo pirmojo dokumento, tai šitas yra, tai galima nusistatyti ir kažkokius tais pasižiūrėti, koks tas yra šuoliukas, nusistatyti kitokius šuoliukus, einam į pastraipą, šičia ir yra tabs ir čia matom, kad standartiškai šitam dokumente yra 2,29 cm ir toliau galima nustatyti ir kitokius šuoliukus. Pavyzdžiui, aš pasakysiu, kad šuoliukas būtų 10. Parašau 10, aišku, bus centimetrai, neberašau tų, reiškia, cm ir sakau set, jis nukrito 10 cm, spaudžiu OK ir jeigu dabar spausiu tab, tai mano, reiškia, bus prie 10 cm bus tab sustojimas, tab šuoliukas. Reiškia, tab šuoliukas, jeigu spausiu Enter dar kartą ir sekantis bus toks pat, reiškia, tai yra pastraipos savybė ir pastraipa tą šuoliuką paveldi. Jeigu aš dabar atsisakysiu paveldėjimo, 2 kartus paspausiu čia, nauja pastraipa, jau liniuotė yra tuščia, ir pabandykim nustatyti įvairius tab šuoliukus, kad suprastumėm, ką reiškia šitie taškeliai, pabandykim tai padaryti. Pasakysiu, kad pirmas šuoliukas bus 2 ir left, set, paimam. Antras šuoliukas bus 4, center ir set. Trečias šuoliukas bus 6, right ir set, spaudžiam. 8 ir bar, set. 10, per daug, 10 ir decimal set. Ir paskutinis šuoliukas, tegul būna 14, pavyzdžiui, left ir tokie taškeliai. Pasiimu set ir turiu dabar. Jeigu kuris nepatinka šuoliukas, galiu ištrinti, galiu visus ištrinti, clear all arba pasirinktą kažkokį šuoliuką.
14. Galim klie, paspausčiau, įsitrynė. Ir vėl rašom, galim rašyti, sakykime, dabar 15 ir vėl left, vėl tą, set, OK. Dabar žiūrėkim, ką mes gavom šičia. Aš paspausiu tabą ir spausiu A raidę. O dabar įjungsiu didžiasias raides, kad būtų patogiau matyti. A sekantis, parašysiu A sekantis, A šaliukas sekantis. Dabar rašykim skaičiuką 1,1, 2, 3. Sekantis ir A. Enter spaudžiam. Dabar tab, AA, tab, AA, tab, AA, tab, 1, 2, 3,1, tab, AA. Dar vieną eilutę taip pat, bet 3A rašykim. Ir kažkokį tai skaičių. Ir vėl 3A. Dabar galim pasižiūrėti. Pirmasis šuoliukas buvo prie 2 cm, prie 2 cm ir prasideda tos mūsų A raidytės, ir buvo left, tai pagal kairę ir surikiuotas tekstas. Sekantis 4 ir buvo center, tai mūsų A raidės ir važiuoja centre. 6 buvo right, tai yra dešinės pusės lygiavimas, 8 bar, deda tokią liniją, 10 buvo decimal, rikiuoja, reiškia dešimtainių skaičius pagal kablelį, ir paskutinis buvo 15, reiškia pagal kairę pusę, left, bet su taškiukais. Jeigu aš atjungsiu show high, tai yra mes nematom visokių tų, reiškia, rodiklėlių, bet va tokią turim lentelę. O tai padaroma, reiškia, tie šuoliukai. Jeigu, reiškia, norėčiau parašyti, pavyzdžiui, kažkokį meniu, kad, pavyzdžiui, kava kainuoja tiek ir tiek litų. Reiškia, tai būtų gerai pasinaudoti tabs ir tie litai tegul būna prie 13 cm, ir left, ir galim pasiimti vėl tos pačius taškelius, čia tik skirtumas yra taškeliai, brūkšneliai arba iš vis pabraukimas. Turim set, OK, dabar spaudžiam tab klavišą, ir rašom, kad tai yra 3, pavyzdžiui, litai. Taip, ir nežinau, arba ta būtų, arba ta. Pavyzdžiui, 2 litai. Ir taip toliau mes galim rašyti. Dabar galima ir, sakykime, tą tab patampyti, galbūt per toli yra, per arti yra. Sakykime, jeigu aš šiek tiek vieną arbatą tampysiu, pasiimu va šitą ženkliuką ir tempiu, pavyzdžiui, prie 10 cm. Taip yra. Vėl galiu nutempti prie kažkokio, prie 14, jeigu, bet prie 13, taip yra. Jeigu abu pasižymėsiu tuos, dabar galiu padaryti abu kažkur, panašiai 10 cm turiu, taip sukėliau. Galima ir su pele užstatyti tuos tabuliacijos šuoliukus. Turim šitoj vietoj, rodo koks tabuliacijos šuoliukas. Pirmas, sakykime, šuoliukas būtų prie 4. Reiškia, jeigu paspausiu, šoks prie 4. Įjunkim šitą, kad prie 4 šoka. Turim prie 4. Jeigu bakstelsiu ant šito, tai turiu dabar centrinį tabuliaciją. Čia prie toks bus centrinė tabuliacija. Čia bus toks, reiškia, toliau galiu paspausti dar, bus dešimtainis, bus, dar spaudžiu, bus bar, iškart linija bus ir taip toliau. Reiškia, visus tuos tab šuoliukus galiu paspausti. Beje, galiu šičia reguliuoti ir pirmą eilutę. Reiškia, taip kaip yra paragraf, sakykime, čia yra paragraf first line, tai čia irgi galiu, reiškia, sureguliuoti tą pirmą eilutę irgi su tokiu. Pavyzdžiui, pirmą eilutę statysiu, kad būtų kažkur šitoj vietoj. Pirmoji eilutė čia yra. Dabar galiu kitas eilutės statyti. Čia statysiu. Iš kairės atitraukti nepavyksta. Bet šitaip galima statyti. Beje, jeigu aš turiu pastraipą, šitą, aš galiu ją atitraukinėti iš kairės ir dešinės left, right su šitais centimetrais, bet jeigu aš iš akies noriu, tai pavyzdžiui, šita yra, aš galiu pasiimti už šitos kaladėlės
ir gaunu atitraukimą. Jeigu noriu, pratraukiu šitą trikampėlį, pirmą eilutę atitraukiu. Šitas trikampėlis atsitraukia iš kairės pusės. Šitas trikampėlis yra visos kitos eilutės. Per daug jau užtraukiu, truputėlį pertraukiam kitaip. Taip, sakykime, toks yra atitraukimas. Ištrinsiu dar šitą. Tai bus. Dabar jau matysis labiau, kaip traukosi. Irgi labai patogus yra su pele darbas.